Sveiki, mano draugai. Čia aš, Solomon. Kaip smagu, kad jūs ir vėl čia. Aš jūsų pasiilgau. Ir šiandien aš jums papasakosiu istoriją apie Betę ir Liusę. Skanumėlis. Liusė, neik laukan, šuo netoliese. Okei. Vis dar loja. Pažiūrėkime, ar jis pavojingas. Atrodo nedidelis. Teta Betė, ar galiu aš pažiūrėti? Jis dar visai mažėlis, tai šuniukas. Šuo yra šuo, vis tiek pavojinga. Bet jis mažas ir vienišas. Na gerai, pažiūrėkime, kas jam nutiko, bet atsargiai, Liusė. Ir jos nuskrido pažiūrėti šuniuką. Jis neatrodė pavojingas. Kur tavo šeimininkai? Labas, šuneli, labas, tu toks mielas. Eikš čia, šok iš dėžutės. Teta Betė, čia parašyta mano vardas Molė. Molė, ar tu vieniša, ar tau kas nutiko? Molė, eikš čia, mes kviečiame į savo namus. Eikš, nebijok, mes tau neįgelsime. Molė, tau patiks mūsų medus. Liusė, saldumynai šuniukams nesveika. Einu paieškosiu ko nors parke. Molė, nesek manęs, palauk. Oi, šuneli, tu atrodai išties puikus ir mielas. Tai šuo! Kornelija, nebijok, jis geras. Oi, Molė, vabzdžiams tu nepatinki, kad ir kokia esi miela. Štai ką tau radau. Pažaiskime su mano žaislais. Aš tave papuošiu. Betė pargrįžo ne viena, o su Sandra. Liusė, yra skelbimas, jog Molės ieško parke. Mes turime ją ten nuvesti. Ne, tikrai ne, Molė jau mano draugė. Bet tai būtų teisinga. Molė, ar tavo šeimininkai geri? Ar tu norėtum grįžti? Manau, mes turime ją vesti į parką. Šaunuolė, Liusė. Molė, sek mus, paskui mus. Čia. Ir štai priėjome parką. Molė ėmė bėgti. Ji pamatė savo šeimininkę. Kaip aš tavęs pasiilgau, Molė. Molė mojavo su letenėlė bitėms. Ate! Aš didžiuojasi tavim. Svarbiausia elgtis teisingai. Kokia graži istorija. Tikiuosi jums patiko. Nepamirškite apžiūrėti daugiau.